Labą dieną, su jumis Rokas ir norėčiau pakalbėti apie tris energijas. Tai yra materialumas, dvasingumas ir sąmoningumas. Tiesiog kuo jos skiriasi ir kokią energiją reikia stengtis savyje generuoti. Pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo materialumo. Manau, daugeliu jinai yra žinoma ta energija. Tai yra tie žmonės, kurie susitelkia tik į tuos daiktus ir būtent į tą materialią energiją. Į daiktai, namai, viskas, ką mes galime pačiupinėti. Ir tai nėra gerai, nes pas žmogų turi būti pusiausvyra. Ir kitas kraštutinumas, būtent materialumo, yra dvasingumas. Žmonės vien tik tai susitelkia į tą dvasingumą ir nesugeba tų dviejų dalykų sujungti, būtent materialumo ir dvasingumo. Dažnai bando tą padaryti, tarkime, jeigu šeimoje, vienas žmogus šeimoje tik susitelkęs į materialumą, kitas į dvasingumą ir tokiu būdu bandoma atstatyti pusiausvyrą. Seniau pagal senas energijas tai buvo galima daryti ir tai, galima sakyti, buvo optimalu netgi. Dabar, kokios naujos ateina energijos, tai nėra gerai. Ir žmonės tiesiog turi tuos dalykus sujungti kiekvienas ir sujungus būtent tas dvi energijas gaunasi sąmoningumas. Sąmoningas žmogus sugeba sujungti tas dvi energijas ir darydamas materialumą jis jaučia prasmę gyvenime. Taip pat supranta, kodėl vienų ar kitų, tarkim, materialių dalykų jis negali gauti ir kodėl jis vienus ar kitus materialius dalykus gauna. Ir kaip gauti tuos materialius dalykus, kurių dar negali gauti, būtent kaip nuimti blokus. Tai būtent tokiu būdu, per sąmoningumą, žmogus sugeba valdyti savo gyvenimą. Jis nėra tas, kuris kažkuo tiki, būtent kaip dvasingume, jis kažkur kažką tai tiki, kažkokiais užrašais, bet jis viską išbando tą, ką turi išbandyti, kas būtent kur veda širdis, per save. Jis pajaučia, kas veikia iš tikrųjų, kas yra tiesa, kas yra melas, kas jam padeda augti, kas jam nepadeda augti, su kokiom energijomis būtent dvasingumo užstrigtų, su kuriom jisai, kaip sykis, paduotų impulsą ir dar stipriau tobulėtų. Taigi, reikia stengtis tas energijas, kai galima sujungti, kad būtų bendruma ir nebūtų atskirties. Tik tai turėdami sąmoningumą, turėsit pusiausvyrą, turėsit optimalų ėjimą, neturėsit tų būsenų, kai tik su dvasingumu yra pakylama į viršų, o po to visata nuleidžia skausmingai ant žemės. Būtent su sąmoningumu eisit užtikrintai į priekį. Taigi, tiek apie šias tris energijas. Iki.